veiksmas, mano mama išmintis, Labas vakaras dar kartą. mano giminė erdvė, mano šalis neišnykstanti tikrovė, mano vardas spontaniškas pabudimas, taip kalbu ne apie save, tai parodo. Taip, tai apie akademiją. Taip. Planas toks, kad akademija skaitysis baigta baigus antrą ciklą. Nakpa skaitysis baigus antrą ciklą. Nes tikrai yra daug žmonių, kuriems tinka labai tantra ir jiems geriausiai tantra ir jie neturi sąlygų praktikuoti mahamudros, nes sąlygų reikia labai gerų sąlygų arba reikia labai stabilios struktūros, kurios labai mažai kas turim mes ją čia nes. Tai kad nelikti visą laiką pakibus kažkaip tai, kad vis neina baigti, kad nebūti pririštam prie mokymo kažkaip tai. Ten neatsimenu tiksliai su antru ciklu ar trečiu, pirmu. Žodžiu, su sapnų praktika baigėsi tada antras ciklas ir tada bus pilnas retantrinis apmokymas. O eigoj tada kažkas, kas norės dar pasibaigti magistrą po pusmečio, po metų, ar po 2 metų, ar po 3 metų. Tai tada tiesiog asmeniškai ten tą apmokymą kažkokį mes ir padarytume. Ten kelius susitikimus. Labai mažai ten kas lieka. Tai susitikimus tokius trumpus. Tai toks yra planas, kad akademija skaitysi šiaip oficialiai naktą, nes ten pristatysi, ką jisai mokės ir Ganapudžą, ir Sančiodą, ir sapnus turės, ir Idamą, ir Tumo, tai kaip ir tai yra pilnas tantros, nes naktą kaip ir tantros praktikuotojas. Tai toks yra planas. Taip paprasčiau bus. Nes nėra prasmės tiesiog, kad baigti, kad užbaigti, nes tiesiog tantrą praktikuoti yra taip visai, yra ką veikti. Taip. Bet tokiems aktyviems kaip mes, visai normaliai ir ten išsikabarojam. O mahamudrą praktikuoti ar togel yra labai sudėtinga. Tai nėra prasmės jas praktikuoti, jeigu tai yra sudėtinga, nes nėra efekto, mums svarbu yra efektas, jeigu yra rezultatas geras. Mūsų dvasinės kelionės. Taip. Tai kad nebūtų to tokio mentalinės įtampos, kad tarsi nepabaigiau akademijos. Tai akademija skaitysis baigėsi su antru ciklu, pilnu. Tai bus tik pilna tantra. O mahamudra, togel tamsos, kaip tamsoj tarosi praktikos. Nes tamsoj galima įvairiai ką daryti, bet yra specialios praktikos, kur skiriai tik tai tamsoj darosi. Tai jos yra to trečio ciklo. Tai tikiuosi, kad jums gera naujiena.
Kadangi šiandien 30 mėnulio diena, tai yra karmos grįžimas, tai turiu užduoti kokį nepatogų klausimą. Tai iš kylančio ciklo, kas yra antram kylančiam cikle, kas nėra atsėdėjęs 70 valandų šiandien, pakelti ranką. Nes reikėjo skaičiuoti. Praėjo pusę metų. Gerai, supratau. Gerai, užfiksuosiu. Tai reikėtų, jeigu galvoti apie antrą ciklą, užbaigimo 70 valandų turėtų būti kaip planas minimum, bet planas minimum yra mato, 70 valandų skaitosi planas minimum žmonėms, kurie kalnuose gyvena. Skaitos, kad per 70 yra stabilizuojama apie 15 minučių, 20 minučių šamatos pakopa. Tokia. Bet pažiūrėjus, kaip mes čia gyvenam, tai atrodo, kad gal mums koks 140 valandų būtų arčiau tiesos, nes labai daug dėmesio taškų pas mus dienos eigoje. Čia 70 valandų yra tenais, kur prieš 2000 metų rekomendacija duota žmonėms, kurie kalnuose praktikuoja, atsiskyrė. O iš antro ciklo, kas nėra padaręs 70 valandų, kas apnai buvę antram cikle? Buvę, tiesiog. Vačadgaros perdavimą, kas yra, tarkim, turėję tai mes prieš pusę metų mokėmės, atsimenat, pirmą kartą šiandien. Tai ar yra kas nepadaręs 20 valandų? Čia, švaru. Aš taip neskaičiau, bet turbūt ant ribos. Iki taros turit dar laiko. Be šinė nieko nebus. Be stabilizuotos šinė, 15, 20, 25 minutės, kad išsėdėti be grubiaus mąstymo, kad tai būtų stabili būsena kasdienoje, ne tai, kad ne ten krenta, jeigu darau atsistato, jeigu nedarau krenta, bet kad jinai būtų tokia kaip įkalta apie 20 minučių. Tada nežinau, jūs dalinotės, pas mus yra dabar su mityba, taip, kai kas siunčia laiškus apie maistą. Tai ką galim pasidalinti, pasidžiaugti, kad atrodo dvasinis proveržis didesnis negu nuo 2 metų mantrų. Tiesiog sureguliavus maistą. Ypač vėjo konstitucijos žmonėms. Kai vat šnekam tokius dalykus, protas jisai tokį dalyką daro. Mes šnekam 5, pavyzdžiui, sakom, reikia valgyti taip ir taip, arba to ir to nedaryti. Ir iš 5 žmonių sėdintis, kiekvienas galvoja. Čia galioja tiems 4, bet ne man. Reikia šitą dalyką pastebėti savo protę, būtinai. Reikia tas, kad būtent man tai yra galioja, būtent man tai yra sakoma. Nes pas mus buvo su Giedrium, tai kokia situacija, mes po to turėjom pokalbį po Giedriaus. Ir niekas nepasitaisė. Tol, kol nepradėjau asmeniškai sakyti, kad jeigu jūs nevalgysite kažkaip tai normaliai, neįmanoma tada kažkaip tai mokintis ar praktikuoti. Tada pažiūrėjus į visus meniu, kas ką valgo, praktiškai tas 80% yra tragedija visiška. Visiškas vėjų nevaldymas, visiškas įsiderinimas.
Taip mes mokėmės, kad padarom, jeigu energetinės praktikas, bet kokią praktiką, ar sadhaną, ar kažką, tai ar tumo, ar tai pranajamą. Kodėl reikia nevalgyti ir negerti? Kodėl? Kodėl buvo rekomendacija? Nes į tą vietą sueina energija. Taip. O telefoną paimti galima ar ne? Nes tai visi vėjai tada suvaro į viršų. Reiškia, telefoną irgi imti pusę valandos po praktikų irgi yra savižudybė. Tai yra energetinė savižudybė. Ir jeigu tokius dalykus daryti, žmogus gali praktikuotis tai metus 2. Ir jeigu jis pradeda, pavyzdžiui, nesilaikyti tokių taisyklių paprastų po praktikos, jisai gali per 2-3 mėnesius nudegraduoti visiškai. Kanalai gali išsiderinti visiškai. Ir po to reikia vėl 2, 3, 4, 5 mėnesių juos atstatyti. Nes kanalai neatsistato per vieną dieną, nei per savaitę neatsistato. Taip. Apie kavągi buvo šnekėta. Taip. Kavos jokiais būdais negerti ir prisiuntėt laiškų su kavos gerimais. Tiesiog reikia suprasti, kad norint stabilizuoti protą, reikia labai preciziško dėmesio, labai preciziškai žiūrėti į savo energetinę struktūrą. Protas jisai stabilizuojasi pirmiausiai per gyvenimo būdą, o gyvenimo būdas yra su kuo aš gyvenu, ką aš dirbu, kaip aš miegu, ką valgau. Reiškia, visi šitie dalykai teisingai. Ir jie visi vienodai svarbus visiškai. Nes prie šamatos, kad stabilizuos šamatą, yra visos taisyklės, ką reikia daryti, kaip gyventi, neturėti norų, kad stabilizuot šamatą, proto ramybę. Tai yra tokie patys baziniai dalykai. Ir tada ant to statosi meditacija. Meditacija pati negali stabilizuotis be pagrindo. O pagrindas yra mūsų vėjai. O vėjai yra protas. Vėjai tai yra aktyvumas proto. Ir jeigu jie neprispausti, jeigu kanalai apatiniai nėra išpūsti, nėra stabilumo. Mus labai nustebino Meda. Visi iš esmės turėtume pasimokyti iš Medos. Jinai yra vėjo konstitucijos žmogus, o atrodo stabiliai kaip kalnas. Taip. Kodėl jinai tokia yra? Labai smulkiai ją išsiklausinėti, ką tiksliai jinai, kaip jinai gyvena. Nes tai yra pavyzdys, kaip turi būti stabilizuota vėjo struktūra. Tas, kas yra vėjo struktūros. Tai kaip jinai. Ir tamsuoji sekėsi fantastiškai. Aš turbūt nesu ten labai daug matęs, bet kiek matęs, tai turbūt tai yra geriausiai, kaip sekėsi jo žmogui, gali tamsuoji sektis, tai yra jai. Dėl to, kad pas ją yra labai stiprus apatiniai kanalai. Ir jinai gali tiesiog paimti ir sėdėti. Jos nepagauna mintis, nes mintis pagauna ir įtraukia į karuselį, į vaizdinimus, į dramas, į kažką tai. Tada, kai apačia yra nestabili. Ir vieną kartą pavalgius mėsos, tada apačia nestabilizuoja pusei valandai. Bet kanalai yra vis tiek susitraukę. Jie yra ploni. Vėjas nepripratęs judėti apačioj. Ir pripratinti reikia 4, 5, 6, 7 mėnesių labai rimto darbo. Labai rimto darbo, ne tai, kad aš pavalgysiu dabar kelis kartus kugelį su kotletu ir mano vėjai bus nuraminti. Nieko panašaus. Čia grinai, nes kanalai, jie auga ir nyksta. Kiekvieną dieną kanalai auga ir nyksta. Auga ir nyksta. Tai kaip nuolatos atsinaujantis medis. Ir jisai auga ir nyksta priklausomai nuo to, kaip mes gyvename, kur teka mūsų energija. Kokiom vertybėm, kokiom mintim, kurios čakros aktyvios. Ir kur teka vėjai. Ir tada kanalai pradeda pūstis, kažkur džiūsta, kažkur traukiasi. Traukiasi nuo periferijos,
traukiasi link centro arba link apačios. Ir mums svarbi labai yra apačia. Nes savikontrolė, savistaba, aš esu pojūtis, jis yra muladharai. Jis yra muladharai. Aš esu stabilumas, aš esu sąmonė, yra muladharai. Ir jeigu čia nestabilu, tada ir savęs suvokimas yra nestabilus. Turit išgirsti, kad tai yra jums sakoma, ne kaimynui, kuris šalia jūsų sėdi, bet būtent kiekvienam iš jūsų, ar tikrai pas jūs esate stabilus kaip kalnas. Nes ramumas atsiranda, kaip sako apie storus žmonės. Gero žmogaus turi būti daug, kaip ką dar sako apie storus žmonės. Kaip jums, kažkaip storas tai ramus, ar ne? Tam kažkokie, tokie visokie. Tame yra labai daug ko pasimokyti. Aiškiai, kiek nedavalgo, kiek valgo. Kaip aš dakinė ir dar plius. Dakinė deda, sako, tiek tai tikrai nesuvalgys. Tuščias puodas. Ir tai yra elgesys žmogaus, kuris supranta tiesiog, kad protas rimsta su prispaustais vėjais. Su prispaustais vėjais, su sportu, su pritupimais. Taip. Ir aš puikiai suprantu, kad jeigu jūs 10 metų, ar 15 metų, ar 25 metus, ar 30 metų esate tam simpatija nervų sistemoje ir jūs visą laiką ant sukeltų vėjų, jūs tiesiog net neįsivaizduojate, kad galite gyventi taip ir tai, ką aš šneku, jums atrodo, kad prie ko čia iš vis aš, nes aš tiesiog toks esu žmogus, jūs galvojat. Jūs apie save galvojat, kad aš esu tiesiog toks žmogus ir man taip jausis yra normalu, nes aš esu toksai visada. Bet tai tiesiog daugybę metų trukęs įsiderinimas dažniausiai yra. Taip. Ir reikia išgirsti šitą dalyką, ką mes dabar kalbame, kad tai yra dvasiniai praktikai gyvybiškai svarbu būti ramiu. Ir doša, žmogaus doša matosi. Kada matosi, kokios jis yra došos? Iš elgesio. Tada, kai doša yra įsiderinus. Taip. Nes mes šiaip apie žmogų galime spręsti tik tai iš jo plius sudėjimo, dantų baltumo, dantų spalvos, odos spalvos. Taip mes došą šiaip sprendžiam. Bet iš elgesio doša matosi tada, kai žmogus jis yra įsiderinęs. Kai doša yra įsiderinęs, tada matosi doša iš elgesio. Taip. Kai jinai harmoningai, jinai jos nesimato. Nes visi šiaip turėtų būti ramus. Visi būdas vienodai atrodo. Viduj, taip. Visi sėdė ten taip ramiai. Ir tas vidus ramiai, tai yra, kad visi vienodi, tai ramus protas, sąmonė rami, sąmonė centruota. Tuo mes visi esame vienodi, kad šiaip mūsų protas turi būti ramus ir tuščias. O ką veikia išorėje, tai yra kitas dalykas. Galima viršyti greitai. Ramiai. Tai su didžiąja dalimi mes mitybą, aišku, žiūrim ir jūs turite labai gerus rezultatus, taip, patys matote ir patys stebitės, kad galima maistas taip pakeisti gyvenimą. Ir kitiem irgi reikėtų irgi tiesiog pamastyti, ar ką jūs ten valgot, jeigu ten obuolius ir trapučius ryte, ten kokį obuolį jeigu valgo Audrius, tai jam tikrai nieko tokio. Bet jeigu obuolį valgo vėjo konstitucijos atstovas, tai aišku, kad jam tai yra energetinė savižudybė, valgyti obuolį. Nes obuolys šaldo kanalus, o vėjo konstitucija visi yra atšalę praktiškai žmonės. Kanalai šalti. Jeigu neharmoninga kas nors, vis tiek tai yra neharmoningai veikia. Ir tiksliai, ką valgyti kiekvienam, tai yra sunku labai pasakyti, nes mes esame pakankamai skirtingi visi.
nėra vieno recepto. Jūs tiesiog turite tyrinėti, jeigu protas yra jūsų neramus dienos eigoj, nes jis turi būti ramus kaip užšalusi jūra. Tai. Ypatingai po poros metų praktikos, nes po pusmečio turi būti ramus protas. Tai. Arba mokėti privesti prie ramumo. Ir jeigu mes nei mitybą normaliai žiūrim, nei mes šinė neįsėdim, nes turbūt tie šinė, kas nepakėlė rankas, tai jie supranta, patyrė šinė, ką reiškia šinė. Nes jeigu jogas patiria, kas yra šinė, jisai beveik daugiau nieko nenori daryti, kai šinė. Tai yra viena pačių saldžiausių praktikų yra šinė. Jie praktiškai neprilygsta nei įdamo praktikos, nei dar kažkokios. Tai, nes šinė yra toks dalykas, jisai pradžioj kartus atrodo, o paskui jisai tampa vis saldesnis. Vis saldesnis. Taigi turėtume dar kartą, taip sakykime, kiekvienas patys savo pasakyti, patys savęs paklausti, ar tikrai po 2 metų praktikos, po 2-3 metų praktikos, ar mano protas manęs klauso, ar mano protas paklūsta man, ar tikrai gyvenu ramybėje. Taip, ar tikrai gyvenu tėkmėj. Nes mes negalim būti tėkmėj, jeigu protas neramus. Mes tiesiog neįmanoma pasijungti prie pulso būties, jeigu protas šokinėja nuo minties prie minties. Taip. Aš negaliu kaip Damoklo kardas gyventi su jumis. Jūs žiūrėt, ar jūs padarėt kažką ar nepadarėt, nes jūs kad tokį dalyką suprasti. Juk dvasinis kelias ne apie tai, nei kiek jūs mantrų sukartojot, nei apie tai, kiek mokymų praėjot, juk ne apie tai yra dvasinis kelias. Ir jeigu, taip sakant, išklenkinam ir nesėdim šinė, nepraktikuojam, nebandom suvalyti savo proto, nebandom sąmoningai sapnuoti, nededam pastangų kažkokių tokių antžmogiškų pastangų. Nes mes, jeigu nededam antžmogiškų pastangų, nebus jokio proveržio, mes girdėsim savo naratyvų. Taip. Obelis, nuo obels netoli rieda. Kad jinai nuriedėtų, tasme, ką turi padaryti obuolys, kad jis nuriedėtų nuo obels. Jisai turi rasti koją savyje. Tasme, tai yra antžmogiškos pastangos. Ir juk mirties akimirka, tai mes nieko neapgausim. Tasme, jūs turi suprasti, mirties akimirka, jūs nieko neapgausit. Jūs nepasakysit, aš tiek seminarų išklausiau. Jūs nepasakysit, aš pakartoju tiek mantrų, kodėl aš neišsivaduoju. Tiesiog mirties akimirka jūs nieko neapgausit. Jūs turite būti sąžiningi su savimi, tasme, reikia apie save blogiau galvoti net negu yra. Tada bus nauda. Ar tikrai su tokia sąmonės būsena, jei ateitų mirtis rytoj, kokie galimi rezultatai? Ir jeigu aš praktikuoju 2 metus ar 3 metus, kiek aš pasistumėjau ir kiek dar metų reikėtų, jeigu tokiu greičiu judėti, kaip dabar judu šitus metus. Ar tikėtina, kad ten po 10 metų iš tikrųjų kažkaip tai bus kitaip. Taip. Va tiesiog savęs mes neapgausim. Mane dar galima apgauti kažkiek tai. Bet savęs mirties akimirką tai mes neapgausim. Čia tame juk esmė, jūs
yra du dalykai, jūs ir mirtis. Visa kita pakeleiviai, bet šitie dalykai neišvengiamai, kas tikrai atsitiks, tai jūs būsite su savim ir jūs susitiksit mirti. Visa kita neaišku. Šitie dalykai tikrai yra. Tai mirtis ir jūs. Ir ar jūs pasiruošę tam ar nepasiruošę. Ir tą reikia labai sąžiningai sau sakyti. Vienas dalykas sakyti, kad nebijau mirties, o kitas dalykas būtų užtikrintų, kad jūsų kontinuumas sąmonės tęsis. Tęsis taip, kad jūs suvoksite save, kad aš esu tas ir toliau judu samsaroje. Tokio dalyko neina suimituoti, o pats blogiausias dalykas apgaudinėti save dvasiniam keliui. Nieko bukesnio negalima sugalvoti, kaip savęs apgaudinėjimas dvasiniam keliui, kad man gerai sekasi. Numuilinti savo praktiką. Nedaryti šiandien ir tikėtis, kad nepaklaus ar nedarau šiandien. Kaip galima iš viso tokį dalyką savo leisti, tokią prabangą? Čia grinai savo apie save mes turime mąstyti. Kaip galime leisti savo prabangą apgaudinėti save dvasiniam keliui. Mes negalim savo labai ryžtingai negalim leisti savo tokios prabangos. Nes kai ateis mirtis, ta prasme, kad ir ką mes ten prisifantazavom, kad ir ką mes ten bandėm kažkam kažką parodyti, tasme, kas iš to? Kas iš to? Taip. Ir vat reikėtų peržiūrėti, ar tikrai mano praktika vystosi, ar tikrai aš darau tai, kas naudinga, o ne tai, kas patinka. Nes tai, kas patinka, dažniausiai yra nenaudinga. Tai, kas patinka protui, dažniausiai yra nenaudinga. Didžiausi proveržiai vyksta ten, kai mes darome tai, kas nepatinka protui. Tada iš tikrųjų tam obuoliui išlįškenda kojos. Tada raupoti nuo savo lemties. Jų praktikas mes darome tam, kad pasididžiuot prieš kitus. Taip. Bet ten aš buvau tamsoj, tenais patyriau ten tą ir tą. Sukartojau tiek ir tiek mantrų. Padariau tokį ir tokį atsiskyrimą, juk čia ne apie tai, ką kiti apie mus pagalvos. Čia grinai mūsų reikalas su pačiais savimi. Nėra ten, ką mokytojas pagalvos, ar ten dar kažką. Čia yra grinai juk mūsų kiekvienas asmeninis reikalas. Ar aš ruošiuosi iš tikrųjų nebemirti? Ar iš tikrųjų vyksta, ar aš suvaldau savo protą, ar įvaldau savo protą? Ir mes jau visai ilgai draugaujam. Taip, ir 2 metai, 3 metai, ir 4 metai eina. Ir intelektualinis proveržis, kai daug žinių, ten 1 metai yra vienas dalykas ir jis yra geras. Bet toliau eina 2 metai, ne 3 metai. Ir tikrai yra ką savo pamastyti kiekvienam iš mūsų. Taip. Nes norint išsikapstyti iš šito sapno, mirtingo sapno. Reikia stengtis praktikuoti daugiau negu sako, negu atrodo protui. Skaityti iš entuziazmo, iš noro, ne tai, kad reikia perskaityti tam tikrą literatūrą. Ne. Jeigu jūs norite tapti budomis, norite tapti genijais, čia reikia asmeninių pastangų. Asmeninių pastangų ne tada, kai mokytojas pasakė, reikia tą ir tą padaryti, aš dedu asmeninės pastangas, kad tai ir tai padaryti. Čia yra antros svarbos reikalas. Pirmos svarbos reikalas yra pats vidinis entuziazmas. Ar aš viduje trokštu
ir realiai tą troškimą realizuoju savo kasdienoje, kad suvokti, suprasti, suvaldyti savo protą, išlaisvinti sąmonę, pagerinti karmą, sukurti sąlygas. Ar metu savo iššūkius, einu atsiskyrimą ne dėl to, kad reikia užsidėti varnelę, o iš vidinio entuzijazmo, kada pagaliau suprasiu, kada pagaliau man taps aišku, kas čia yra, kaip aš čia esu, iš kur aš čia esu ir kur dar kiek liko. Čia turi būti vidinė ugnis. Vidinė ugnis. Ir ją tik tai patys galite jį savo įžiebti. Nei aš neįžiebsiu, nei kažkokie tenais įvykiai jo neįžiebs tos ugnies. Mokytojo prasėdėsiuoti, tai tiesiog rodyti nuorodą. Reikia judėti link ten. Visas mano darbas yra toks mokytojo. Tiesiog nuoroda. Bet visas procesas turi būti vidinis entuziazmas. Be vidinio entuziazmo nieko nebus. Ir tą entuziazmą reikia pačiam išjudinti. Reikia išjudinti jį. Norėti to stebuklo, norėti patirti. Tai kad pereiti kitą mokymo pamoką, turiu atlikti tenai sadhaną. Po to tą atliksiu, ir jeigu visur gerai atliksiu, tapsiu naktą. Ir kas iš to? Kažkam pasakysiu, kad aš kažkas. O mirties akimirka, kaip visą tai atrodys? Kas iš to, kad aš ten kažkokį skudrą užsidėjęs ant savęs? Mes turime irgi pagauti, mūsų tema tokia irgi truputį link to mes ir einam, rytoj kalbėsim labai daug apie klešas, apie demonus, apie demonologiją. Labai įdomi tema ir tai yra tam tikras maros ego struktūra, kuri atsimenu, kaip būna, pradžioje, kaip būna pirmas ciklas, ir būna taisyklės tam tikros, kas tinka, kas netinka. Ir tenais krenta kaip lapai rudenį. Ir paskui tokių dalykų beveik nebevyksta. Bet nevyksta dėl ko? Nevyksta, nes ego jis tai išmoko išgyventi. Bet išgyventi išmoko dalinai taip, kad mes suprantame, kas yra teisinga, neteisinga, kas tinka, kas netinka. Tai yra viena dalis, bet kita dalis, ta, kuri imituoja dvasinį kelią, jinai prisitaiko. Jinai išmoksta išgyventi ir tas dvasinis ego, ne dvasia, bet dvasinis ego, netikras dvasingumas, jisai keliauja toliau ciklais, keliauja toliau mokymais, bet keliauja iš prisitaikymo, nes išmoksta būti akademijai, bet ne dėl to, kad vyksta dvasinis kelias. Ir tą reikia nuoširdžiai savyje pagauti. Ar aš tiesiog moku būti, geriau, kad mes nors nepaklaustų, ir taip sakant, taip judu, kad manęs ko nors nepaklaustų, ir judu tarsi į priekį, nes tuos dalykus jūs turite būtinai savyje pagauti, jūs turite žiūrėti savo protą per super mikroskopą. Ar tikrai jis manęs nedurina, ar tikrai jis manęs neapgaudinėja. Nes kai ateis mirties akimirka, pamatysit, kad buvo ta gauti galbūt. Tai nieko blogiau, tai negali būti. Pamatyti, kad mūsų apgavo, mes patys save leidom apgauti. Leidom savo imituoti dvasinį kelią. Tai yra pats baisiausias dalykas, koks gali nutikti žmogaus gyvenime. Suimituoti savo dvasinį kelią. Suimituoti santuoką dar ne taip blogai. Kaip suimituoti dvasinį kelią.
Ir čia jūs patys turite matyti, labai nuoširdžiai nuogai į save žiūrėti, ar tikrai jūs neapgaudinėjate patys savęs. Nes čia yra apie jūsų kelionę, apie jūsų kelionę amžinybėje. Čia ne apie akademiją, ne apie mane, ne apie kas jūs tokie šitam pasaulio, tai yra jūsų santykis su begalybė. Jūsų santykis su begalybė yra, ar jisai tikras santykis su begalybė, ar tai yra imitacija. Ir tos ego dariniai, jie tokie gudrus, tokie subtilūs ir tik tai 100% nuoširdumas leidžia juos pastebėti. Bet jeigu yra ne 100%, tai net 0,1% būsite apgauti. Jei yra ne 100% nuoširdumo, 0,5%. Kaip nors, per tą 0,5% ir būsite apgauti. Negalima iš vis savo nuolaidžiauti šitam dalyke. Jokio kompromiso visiškai negali būti. Dvasiniam keliai santykiai su pačiu savimi. Mes turime kiek sapnų jogą, mes turime jau 3 metai, 4 metai, taip, 4 metus turime sapnų jogą. Ir mes neturime kol kas nei vieno žmogaus, kuris sąmoniniam sapne bent kartą atliktų įdomų praktiką sąmoningai. Mes neturim po šitiek metų, mes neturim nei vieno žmogaus, kuris atliktų įdomų praktiką sapne. Bent vieną kartą, bent keliom minutėm, kad tai atliktų įdomų praktiką sąmonės sapne. Neturim po tiek metų. Ir tai dėl to, kad mums trūksta tiesiog bazinių dalykų. Mums trūksta koncentracijos, trūksta entuziazmo vidinio. Nes aš tai nepadarysiu, nesukramtysiu ir nenurysiu tokių dalykų. Suprantat, jūs patys turite norėti, mesti savo iššūkius, atsiskyrimą galvoti, konstruoti. Daryti eksperimentus su savo pačių sąmonė, tampyti ją, spausti, deginti, kaitinti, šaldyti, bandyti išspausti iš jos, kaip jinai turėtų išsipakuoti, nes tai yra tik tai jūs patys galite tą dalyką padaryti. Plius minus galiu parodyti kažkokius dalykus. Tekstai plius minus gali kažką parodyti. Tai turi būti eksperimentavimas, nuolatinis eksperimentavimas su savo paties sąmonė, su savo paties proto, kad jisai paklūstų, kad jisai nurimtų. Ką išspausti, kad jisai pradėtų sapnuoti sąmoningiau, kaip gyventi dienos eigoje, kad atrastų budrumas naktį dažnesnis. Čia tik jūs. Nes jeigu eisime tik tai pagal programą akademijos, reikia tą atlikti, niekada nebus proveržio. Nebus proveržio. Kažkokie proveržiukai ten, bet tas proveržis, kuris yra tas žingsnis po žingsnio, į priekį, į priekį, į priekį, į priekį, į priekį, į priekį. Vienas atgal, du į priekį, vienas atgal, du į priekį, vienas atgal, du į priekį, vienas atgal, du į priekį. Be asmeninių pastangų, to vidinio entuziazmo, dvasinis kelias jisai neįvyks. Neįvyks. Neišgelbės mūsų, nei mokytojas mūsų neišgelbės, nei mūsų tėtis mūsų neišgelbės, nei tekstai kažkokie neišgelbės, nei dar kažkas, tai tik tai asmeninės pastangos. Titaniškos asmeninės pastangos gali mūsų ištraukti iš mirtingumo. Iš mirtingumo. Ir kada? Kada tai turi įvykti, taip? Kristus buvo nušvitęs 33 metų būdamas. 33. Taip. Jau mums daugelį senai praėjo 23. O mes vis dar čia. Tasme, kuo mes už jį prastesni? Kuo mes už jį prastesni? Taip. Nes žmogus praktikavo. Dykumose kažkur ten vaikščiojo, klaidžiojo. Nuo Lecho iki Egipto. Tyrinėjo, ieškojo, praktikavo.
Visigi norit gyventi amžinai. Visigi norit gyventi amžinai. Kas nenori gyventi amžinai. Nenorim, dalis nenori, kur yra nelaiminga šiam pasauliu. Jinai aišku, kad jinai nenori, mus sabotuoja. Bet ir ją mes turime matyti. tą dalį, kuri yra nelaiminga, tą dalį, kuri nenori gyventi. Atskirti save, kad aš esu sąmonė, aš esu gyvybė, aš visada esu ir aš nuo savęs nepabėgsiu. Man irgi buvo gyvenime tokių momentų, po pabudimo, kai buvo taip blogai, taip tenais, taip sakant, ta tokia sielos naktis. Bet aš manau, kad aš neturiu kur dingti. Arba aš sukramtau savo tą nesąmonę kažkokią tai, savo ribas, peržengiu save, sunaikinu save kažkokią tai, nes nėra kur dingti, kad mes laiką esame. Ir dar kol ta sąmonė būna neišlaisvinta tiek, kol nėra suvokimo, kad aš visada buvau, esu ir būsiu. Dar yra šiokia tokia paguoda, kad mes galim mirti ir pamiršim. Irgi baisus dalykas pasiduoti tokiai idėjai. O jeigu mes jau pradedam patirti, suprasti, kad sąmonė egzistuoja, kad mes kaip sąmonė visada buvom ir būsim. Tai kur tada dingti? Arba viskas, arba nieko. Ir tas nieko dėks į veidą visada. Ir jiems to, kad jums trūksta jėgų ar ryžto ar kažko, tai jūs irgi turite labai gerai save įsižiūrėti ir pripažinti tokį dalyką, kad mes, žmonės, gyvos būtybės, mes nemokam pralaimėti nei vienas. Mes nei vienas nemokam pralaimėti, mes niekada nepasiduodam. Kiekvienas iš mūsų niekada nepasiduoda. Net kai pasiduodat, jūs gerai, jeigu įsižiūrėsit, jūs tiek nepasiduodat. Sąmonė, jinai niekada nepasiduoda. Netgi kai pasiduodat, vis tiek yra viltis, kad po kažkiek laiko ten žodžiu išsiviniosiu. Po 5 metų, po 15. Ir netgi tikėjimasis, kad su mirtim baigsis ta istorija, tai yra vis tiek nepasidavimas. Tai vis tiek nepasidavimas. Ir pripažinti reikia tą jėgą savo savyje, kad mes niekada nepasiduodam. Pripažinti, kad mes niekada nedingsim. Pripažinti, kad visa tai, ką mes turime, vaikai, tėvai ir panašūs dalykai, yra tik tai miražas sapne. Kad jie visi yra netokie svarbus kaip jūs patys. Kad pats svarbiausias dalykas šitam gyvenime yra jūs. Kiekvienas jūs esat pats svarbiausias dalykas. Ir visos priemonės save suvokti yra pateisinamos. Visos priemonės save suvokti yra pateisinamos. Nieko nėra svarbiau kaip suvokti save. Ir tą reikia pripažinti, kad nėra svarbesnių negu jūs. Nei vaikai, nei tėvai, nei ten dar kažkas, tai nėra tokie svarbus kaip jūs. Jūsų dvasinis kelias, jūsų nemirtingumas, jūsų amžinybė. Reikia tą pripažinti savo. Nes jei to nepripažinsit, visada bus svarbesnių už jūs. Primes moralę, primes vertybės kažkokias, tai žmogiškas, dar kažką, tai dvasinių niekas jums neprimes. Nes aplinkui beveik nėra dvasinių žmonių. Ir kai pripažįstam, kad mes patys esame svarbiausi, tada visa atsakomybė tada gulasi ant mūsų pačių. O tai ką man daryti su savo begalybė? Ką man daryti su savo begalybė? Taip. Ką darysi savo begalybę?
Tai su šita didinga kalba norėjau pakviesti jūs gerokai permastyti, patyrinėti, kiek esat sąžiningi su savim dvasiniam keliui. Reikia išmokti matyti tą gudruolį viduje. Labai svarbu išmokti matyti gudruolį viduje, kuris muilina, prisitaiko, imituoja, kad tik tai neišlaisvintume tos beribės jėgos, beribės laisvės. Nes dharma, kas yra dharma? Dharma verčiasi kaip mokslas apie laisvę. Taip? Dharma tai yra laisvė. Nieko nėra svarbiau už dharma, nieko nėra svarbiau už laisvę. Visi nori būti laisvi. Visi nori būti laisvi. Ir reikia tą savo pripažinti, aš noriu būti laisvas. Noriu būti laisva. Jeigu to savo nepripažįstam, irgi negalim pilnai užkurti variklį. Reikia pripažinti, kad mes trokštame būti laisvi. Būti laisvi nuo kančios, nuo kontrolės kitų. Taip. Nuo proto savo nesąmonę. Nuo ribų. Nuo viso šito kalėjimo, kuriame gyvename, apribojame. Ir turime, žiūrėkit, mes turime 24 valandas. Taip. Ir mes turime apie 8 valandas. Tiesiog išmestas naktyje, kažkuria prasme. Ir turime 14 valandų, 16 valandų gyvenimo kažkokio taip, kuris, toksai. Reikalai, darbai, darom tai, kas patinka, darom tai, kas nepatinka. Ir mes turime visas priemonės, jūs turite visas priemonės, kad jūs galėtumėte 8 valandas būti dievybė ir gyventi savo asmeninėje visatoje. Rojuje. Ir jeigu jūs tą padarysite sapne, tai padarysite amžiams. Amžiams. Ir tada koks skirtumas, kas liko ten tos 14 valandų dienoj. Tai yra liekana, tai vadinasi liekana, taip tekstuose tai yra liekana. Kūnas, jo gyvenimas šitam pasaulyje yra liekana. Išsibaigia liekana. Ir tas progresas, jūs turite savęs paklausti, ar tas progresas, kurį aš darau, kiek jisai atsispindi naktyje. Ir jeigu toliau tokiu progresu dar kiti 5 metai, kiek minučių aš pasistumiu iš tikrųjų dvasiniam keliui, savivokoje. Nes pats baisiausias dalykas yra tas, kad mes galime judėti 5 metus arba 3 metus į priekį ir po to galima leisti žemyn. Nes kanalai auga, džiūsta, auga, džiūsta, auga, džiūsta. Ir jeigu mes jų neauginame teisingam suvokime ir apleidžiame praktiką, jie apauga vėl nesąmonėm, samsariniu mintijimu, samsariniu gyvenimu. Tiesiog vėl šakos nusileidžia į apačią. Taip ir kai mes žiūrime į savo kelionę, savo gyvenimą, jūs turite patys savo panalizuoti. Ar tikrai jūs nusisukę nuo šito pasaulio? Ar tikrai aš nusisukęs nuo šito pasaulio? Ar aš imituoju tik tai nusisukimą? Nes jeigu aš nejaučiu viduj troškimo, entuziazmo ištrūkti, jeigu apgaudinėju save, taip, su praktika, su kiekiais, kokybė, muilinu, mažinu,
ir nejaučiu sąžinės graužimo, tokio, kuris išjudintų mane dėti teisingas pastangas. Kad ten pagraužia sąžinę, tai visus mus pagraužia. Bet ar graužia tiek, kad iš tikrųjų mes keistume gyvenimą? Jeigu tokio nėra, tokio dalyko, ar tikrai mes galime sakyti, kad mes judame dvasiniu keliu į priekį? Ar sukamės ratas? Taip, jis keičiasi praktikos, keičiasi kažkas, tai ir bet sukamės. Nei gilin, nei aukštyn, o ratu. Jūs turite pažiūrėti savo metus, antrus, trečius, ketvirtus. Ar nesisukat ratas? Turite labai nuoširdžiai tą matyti. Labai nuogai matyti šitą dalyką. Patys savo, nes jums tai yra svarbu. Tai klausimas apie gyvenimą ir mirtį. Nieko rimčiau, šiaip negalime. Rimtesnės temos neišnekame dabar nėra gyvenime. Klausimas eina apie mirtį. Ar mirtis bus laisvė, ar mirtis bus mirtis? Nes jinai tikrai bus. Tikrai bus. Taip. Ir iš tų tokių dalykų, mažų, bet visai nemažų, iš to entuziazmo, iš to nuoširdumo prieš save patį, iš nusisukimo nuo pasaulio, iš pripažinimo, kas aš esu iš tikrųjų. Iš tokių dalykų ir susideda tas tikra kelionė. Ir jeigu mes kažkuria dalį ar kelias praleidžiame, ir važiuoklė nevažiuoja normaliai. Numušiam vieną ratą ir nesukasi ratą. Tūksta ratų. Pažiūrėkit, kaip dažnai pas mus toks dalykas būna. Klausiu, kaip sekasi su praktika. Ar esate patenkinti, ar viskas gerai? Nėra klausimų. Ir kai paklausiu asmeniškai, net ten būna nesąmonių muziejus, kažkas tai pasirodo. Tai yra, kad mus apgauna. Mus apgauna, kad mes neklausime, tas yra konkrečiai žmonės šalia mūsų, su kuriais galiu pasitarti. Pasakyti, man neina dvasinė praktika. Jaučiuosi užstrigęs. Ką darau ne taip? Ką galim pakoreguoti? Juk ten mes čia ir susirinkę ir esame. Taip, kad vieni kitiem padėtume. Ir kas per priešas mumise neleidžia padaryti tokio dalyko? Kas per priešas mumise sako, ai, normaliai. Ai, viskas gerai. Tai yra didžiausias priešas mūsų gyvenime, ne kaimynas, ne tenais Amerika ar Rusija. Tai šitas priešas mūsų galvoje yra pats didžiausias. Tas, kuris pasitenkina, tas, kuris apsimeta, kad viskas yra normaliai. Tas, kuris sustavio, kad 3 metus nesapnuot sąmoningai yra normaliai. Kokia yra dvasinė praktika, jeigu 3 metus neišeina praktikos atlikti sąmoningiam sapne, ar surinkti ten tų visų spalvų keitimų, kaišiojimų tenais ir tų visų pagal elementus. Tai kas yra mūsų galvoje negerai, su mūsų pačių praktika, kad jei 3 metus aš praktikuoju ir nieko neveiksiu. Turiu pas, kad čia ne prieš mane turi būti kažkas tai, bet jūs patys savo, kaip prieš savo asmeninę kelionę. Apie savo dvasinį kelią, ką jūs patys apie save galvojate, jūs turite savo savęs paklausti, ką aš galvoju apie save, apie savo dvasinę kelionę, ką aš viso čia veikiu. Kam iš viso aš tada einu, kartuoju tas mantras, važiuoju į mokymus, kam aš pats savo tai darau, jeigu iš tikrųjų aš to nedarau. Nes taip yra, kad daugelis mūsų mes darom, bet viduj iš tikrųjų mes nedarom. Mes darom tai kaip gyvenimo būdą, kuris yra smagesnis, gražesnis, švaresnis, intelektualesnis. Tai yra gyvenimo būdas, bet viduj
iš tikrųjų mes nedarome dvasinės kelionės. Ir turite paklausęs, kodėl aš nedarau iš tikrųjų dvasinės kelionės. Kas per marą mane apgavo? Taip. Kodėl aš imituoju visą tai? Kodėl aš užsiminėjau visą šitą imitaciją? Nes pirmi ten mėnesiai, pirmi ten metai, tai yra entuziazmas, sudirbo geroji karma, įspaudai. Ir yra aišku, kad tai yra proveržis, sąmonė plečiasi, suvokimas plečiasi, bet kai praeina pirmi metai, susidarė antri, treti, mes pradedame pamatyti, kad iš tikrųjų mes ėjome tik tai labai trumpai. Tik labai trumpai bandėme suprasti, kas yra kas. Ir paskui ateina momentas, kai mes pradėjom gyventi tik išoriai. Kad mes iš tikrųjų nebeiname vidui. Kad kai atėjo laikas, kai mes apsišarvavome žiniomis, kas mes iš tikrųjų esame, kur mes randamės ir ką tiksliai reikia padaryti, nes visi tai žinote. Kai jūs visą tai supratote, daugelis jūsų, kai jūs supratote, kas jūs esate, kur jūs esate ir ką reikia padaryti, kad būtų iš tikrųjų amžinai gerai, tą akimirką jūs ir sustojat. Ta akimirka jūs ir nuo to laiko nebeinat, kai jūs supratote, apie ką viskas čia yra. Išoriai einame, o vidui nebeiname. Ir tą akimirką reikia rasti savyje, pamatyti ir išsivaduoti iš jos. Tai yra labai įdomus dalykas. Kad kai suprantame, kur esam, kas esam ir ką tiksliai reikia padaryti, įsijungia maksimaliai stabdžiai. Ir klausimas, kam, kodėl aš stabdau, tai, ką aš imituoju, kodėl aš imituoju. Ar galiu su imitacija, ką pasakysiu su imitacija atėjus mirties akimirkai. Tai. Įrašą darom? Gerai. Norėčiau, kad man tai būtų pasakę prieš praeitos inkarnacijos vidurį. Tai ką jums dabar sakau. Būtų geriau baigtis. Tai kaip Krišna sako, pagalvokite apie tai. Taip. Pagalvokite apie tai. Galim keisti mokymus, keisti mokytojus, keisti tradicijas. Bet jeigu vidui neinam, kad ir ką ten beprikeisim, iš kur nieko nepakeisim. Vieni, ko galim pasakyti apie šinę, taip. Na, konkrečiai mokymai, tekstai. Visur matom, kokia tai yra to svarba. Ir finišas vien jos yra nirvana. Ne 3 būdos kūnai, bet nirvana. Ir kodėl mes to nesureikšminam? Kas neleidžia mumise per priešą sureikšminti to? Mes turime sąmoningo sapnavimo, net 3 skirtingas sąmonas. Žinome, koks stebuklas tai yra. Tai, kas bent kartą buvo pabudęs sapne. Ir vien iš to pabudimo galima tiesiog jį apmastyti, ką tai reikštų, jeigu tai tęstųsi valandas, 14 minučių, arba tai tęstųsi dažnai po keliolika minučių ar kelias minutės. Kaip tai iš viso, koks tai mastas gali būti pokyčio iš visos
gyvenimų, begalinių gyvenimų kokybėje. Ir kodėl, kas per priešas sukuria mums ignorą ant tokių dalykų. Kas per priešas sugundo mus ignoruoti tokius mokymus. Tiesioginė laisvė, mes turime bilietus konkrečius, kad būti milijonieriais, milijardieriais. Tiesiog reikia nuvažiuoti į kitą miestą, sutranzuoti, įdėti pastangų, sukandus dantis, nuropoti į kitą šalį, kad tą laimingą bilietą įsikeisti ir mes sėdim su bilietu toliau konteinerį ir savo draugams bomžams pasakojam, kokie mes turtingi. Bet taip mes atrodom. Turėdami tokius mokymus, kuriuos jūs esate gavę, jūs sėdėsi kaip su laimingai loterijos bilietais ir mes toliau pasakojam savo draugams, bet mes nepajudam įsikeisti to bilieto. Kas mumise neleidžia įsikeisti bilietą? Kas neleidžia dėti pastangų ir pasiekti finišą? Kad iš tikrųjų gyventume šitam pasaulyje kaip karaliai patys savo. Kad jūs žinotumėte, kad ir kaip atrodote išoriai, jūs esate 100% užtikrinti, kad jūs esate imperatoriaus vaikas. Ir kad jūs jau esate, tiesiog jau sėdite taksi į rūmus. Jau jūs atpažino ir jūs atpažinot. Ir tiesiog dabar tik laiko klausimas, kada liekana baigsis. Kas trukdo pasiekti tokią būseną? Nebėra kažkokių stebuklų iš tiek jau kiek mokymų mes turime. Kodėl mes nesikeičiam bilietų? Kodėl nesikeičiam bilietų? Jūs turite savo sakyti, kodėl aš neišsikeičiu bilietų laimingo. Kas per durnumas mane praeis? Ko aš laukiu? Kam išvis laukti? Kam išvis laukti? Jeigu išanalizavę tuštumą, išmokė mentaliai ją išardyti, nerandat nei savo vaikų, nei vyro, nei žmonos, nei lyties savo, ko iš viso jūs varžotės kažko šitam pasaulyje? Kodėl iš viso prie kažko taikotės? Kas per priešas galvoja visą tai sukuria, kad reikia toliau būti normaliu, žmogišku piliečiu. Baisus priešas, ego likučiai mūsų proto. Yra lašas, bus ir vandenynas iš jo. Gal nebemedituosim šiandien. Analitinę meditaciją padarėm. Ir nusilenkimai Kad likti padumot. pabudusiajam darmai ir sangai. Pagarba palaimintajam trijuose pasauliuose. Pačiam kilniausiam pabudusiajam šlovė palaimintajam.